Labas, Mantai. Mantai. Ko? Mantai! Nu, einam pažiūrėt, greičiau einam pažiūrėt, taigi, sakė, taigi, kiek žinau, zombis dievas, kad išmiegosim ir tada, man atrodo, sakė, galėsim pažiūrėti, ar viskas tvarkyta. Palaukit, žinutė rado kažkokia. Palaukit, sustojam, palauk. Žinutė 2 iš Rolexo. Pažiūrėk. Nu, persk. Dar nesidžiaukit, aš dar sugrįšiu, jūs dar nelaimėjot. Ką? Nesupratau. Einam tiesiog. Gali būt taip, kad elektyras nesuveikia? Mega šuolis. Gerai. Aš toks laimingas. Tai Robinsono namai? Palaukit, aš noriu pribėgti pažiūrėti arčiau, ar įsižiūrėsiu, ar tikrai tai jį sutaisyti, ar man taip atrodo. Sutaisyti? Taigi, pamenat, kai zombiai buvo parašę mums eiti į eglyną, taigi buvo belekaipis aptaškytas tas namas. Taip. Aš ateisiu pas Robinsoną. O, Robinsonas gyvas! Labą dieną! Robinsonas! Labą dieną! Kad jūs ateisit, man sapne, monstrų dievas pasakė, kad jūs ateisit. Aplankit mane, žinokit, viskas susitaisė. Gerai, ačiū už komplimentą. Ate. Gerai, viso gero. Einam į miestelį. Palaukit, įsižiūrėsiu. Miestelis! Gyvas! Ir fabrikai visokie veikia, viskas. Ten tas turbūt kalėjimo sienos. Apsauga! O, sveiki! Ačiū, kad mus išgelbėjot! Kokia myli! Spaudos kioskas turit? Alio, turit laikraščių? Ne, mes neturim laikraščių po zombių apokalipsės. Žinutė, čia paskutinė žinutė iš zombių apokalipsės. Alio, bet mes norim jūs pasveikinti, jūs mus išgelbėjot. Jej! Pažiūrėkit, netgi čia, kol mūsų nebuvo šitas miestelis ištobulintas. Čia kalėjimas. Ir atrodo, pamenu, kur slaptą praėjimą juk radom. Blemba, maištas čia. Traukitės. O, pažiūrėkit, čia rimtai ištobulėjo miestas. Ir valgykla kažkaip atsirado, ir krosnis tokia graži. Oi, nu savo. Tikrai netgi, kol mūsų buvo, netgi miestelis net ištobulėjo. Ir fabrikas yra. Kažkas fabriko kamino ten. Šika kibai kamina. Oi, atsiprašom, nenorėjom pataikyti. Dar reikia perlipti. Einam, tai matom, eisi į daugiabutį. O, čia kad mus išgelbėjot! Čia visi tiek mus sveikina. Nu savo, netgi smagu pasidarė. Nu savo. Na, tai čia tipo visas miestelis apie mus žinojo, vien jaučiu dėl to zombio dievo. Gali? Ačiū, kad mus išgelbėjot. Einam, palaukit biskį, einam, gal nebėgam, einam paprastai, iki mūsų. Jūs kaip ir mūsų karaliai. Pasivaikščiodami einam. Jo, einam. Čia atsimenu šitą akimirką. Mūsų namas. Gyvas ir, žiūrėkit, baseinas įrengtas, stalas, maistas. Čia šitas miestelėjimas galėjai. Ačiū. Jo, čia kaip mūsų atsidėkojimas. Mes neturėjom kokį atsidėkoti, tai atsidėkojom, ką galėjom. Ačiū. Alio, taigi, hebra, pamiršom dar iki ūkininko nueiti. Aš sutvarkiau ūkininkas, o jūs nekreipi dėmesį. Raudonasis tiltas sutvarkytas nuo to sprogimo, kai pirmą kartą prasidėjo. Sutvarkyta. Ir visi raudoni kraštai. Iš ūkininkų rūksta tų kalinų. Jau iš ūkininkų jau kibo verdas kažką valgyt. Tai tegu valgyt. Tai gerai, skanu gal bus. Mus pavaišys. O šiaip ūkininkas dirba. Nu, ūkininkas dirba, o tave, o. Labą dieną!
Ačiū, kad mus išgelbėjot! Jei, valio! Mes žinojom, kad jūs ateisite, iškepėm jum, padarėm valgyt. Ką? Ką valgyt? Chickenas. Ačiū, kad davėt. Nes šiaip mes dabar gal neišalkę, bet pasiliksim vėliau tą viščiuką. Gerai, čia kaip atsidėkojimas, neturėjau ką kitą. Oi, čia zombi Dabar einam. Atšvęst. Aš jausiuosi mėsos čia. Aš jums paliksiu kaip suvenyrą zombių mėsos. Ble, netgi, hui, biski peršal atrodo. Tas Rolikso namas kažkoks kiauras. Nu, savo, žiūrėk, medžiai, viskas, ten matosi dūmai, čia klesti tiesiog viskas. Kaip gerai, einam atšvęst. Alio patikrinam, alio pirmą. Padarė mūsų namuose. Nueik man, tai pirmas pažiūrėti į namus, mes eisim pasikalbėti su miestelėjinais. Nu va. Nu, ačiū, kad... Pažiūrėkit, kiek dabar draugų susiradom. Pažiūrėkit, visas namas. Ką? Kaip tai? O, Pažiūrėkit, čia taigi tie pinigų tos krūvos tokios padarytos. Sulipyti pinigai. pinigai. Krūva, eik tu savo. O kas čia, mėsyti? O, obuolys dar paliktas. Einu į viršų, palaukit. Reikia atsargiai. Palaukit, neskubėkit, gali būti vėl zombis. Kur? Pažiūrėk, čia jie balkonas. O, čia yra dar net ir žmonių. Rūkot? Ne, nerūkom. Bet oi, paimsiu vieną. Na, aišku. Nu, viskas čia išlikė, mūsų namas net nepaleistas, šiai buvo netgi per zombių apokalipsę pačią. Bet eina savo. Eina atšvęst. Tas kažką veikia. Irgi peršalai. Nes tas, sakau, ten šaltų labai. Nu, Davidas miestelėdas. Ačiū, kad mus išgelbėjot. Labai ačiū. Nu, prašau. Taigi čia dėl viso pasaulio. Čia visi tiek mums dėkoja. Nusirengsiu šarvus ir šoksiu į baseiną. Žiūrėjau pašto dėžutėje ką nors? Ne. O kas čia? Laikraštis. O, pažiūrim. 3 herojai išgelbsti miestelį. O čia turbūt apie mus. O apie mūsų net laikraščiai lašo. Eina savo. Pažiūrim. Mums reikia maisto švęsti. O, kiek čia alaus įdėta. Kur? Čia, paėmiau jį. O, alus. Imk miestelėlę alaus. Ir mėsos čipsų. Tortus. Jiem pavalgysit ir jūs. Čia jums mums ruošit, stengiatės, patys irgi pavalgykit. Jiems irgi prašom. O, gal jis tortas yra. Pastačiau čia priekį baseiną. Einam prie tų suoliukų, atsisėsim, pagersim. Ką prie suoliukų einam į baseiną? Į baseiną atsigaivindami. Baseiną. Labai skanus. O, kažkas mane Aš atpaškysiu tave. Greit. Ai, tiek švelniai, aš pirmą tai gersiu savo alaus. O, tai čia, jo. O, tu špliušiu tave. Pliuš. Aš atpaškysiu tave. Nenoriu. Prasilės prie mane šlapės. Nors aš šiaip pat šlapės, bet nenoriu, kad tu plaškytum vis tiek. Į baseiną atgal. 360. Kur tu? Oi, nu savo, kaip blok. Oi, aptaškysiu. Tik. Tu nusirenk rūbus, va čia net nesažinė, žinai. Gerai, išgelbėjom pasaulį.